Sveiki žiūrovai, už mano nugaros dar vienas padarytas objektas ir šiandien jisai baigtas beveik 95%. Labai mažai liko, ten su rozetėm, trupučiuką kažkur tai šviestuvų neužtenka, bet pagrinde mes galim užeiti ir pasižiūrėti, nuo ko buvo pradėtas visas darbas ir kaip objektas atrodo dabar. Liko tik tai trupučiuką pasiurbti, kažkur tai trupučiuką pavalyti ir galima priduoti šį objektą. Šiandien, kaip ir susitarėm su užsakovė, atvažiuoja, labai tikiuosi, kad viskas patiks ir aš gausiu savo atlyginimą. Eime žiūrėti. Taip atrodo balkonas, dabar jisai įstiklintas, nes prieš tai buvo žalios spalvos su tokiam senoviniam grotelėm. Atsimenat, buvo grotos. Buvo labai baisus. Ir mes su tavim bute. Atrodo viskas labai gražiai išdažyta, bet kai pirmą kartą aš atvažiavau šį objektą, situacija buvo trupučiuką kitokia. Taip, mes gavom štai tokį butą ir ant sienų mes turim tokius kaip olėjinius dažus. Labai baisiai viskas atrodo. Šios durys, kur buvo skaitikliai ir visi vamzdžiai. Pagal užsakovo pageidavimą čia reikia sumontuoti pertvarą, kad atskirti šią patalpą, kad koridorius būtų atskiras, ta prasme. O šitą visą dalį mes apsiūsim gipsų kartonu ir štai tokios durys sumontuosim iš gipsų kartono. Šitą konstrukciją. Įėjimo durys atrodo štai taip. Labai puikiai, kad mes paprasčiausiai galim pasitvarkyti atkosus ir padažysim. Labai geras, puikus variantas, kad pakeistus duris. Su elektra viską naikinam, nes viskas labai baisiai senas standartas. Ir kažkaip, kai buvo jau tvarkyta vonia, čia didelis pliusas, elektra irgi sutvarkyta. Eina vienas kabelis. Dėl vamzdžių. Man nepatinka šitie sujungimai. Ir taip išvidžiota viskas. Kitas sujungimas. Jeigu kažkas tai atsitiks ten vidų, tai iš vis nežinau, kaip jį pakeisti arba patempti. Net neįsivaizduoju. Bet paliekam taip. Grindys, pasižiūrėkit, kokios grindys labai baisios. Linoleumas nuimtas, išvežtas į sąvartyną. Bet dabar šiom dienom atrodo taip. Pasiėmėm gipsų kartoną, irgi knauf, nes koridoriui pasidarysim lubos ir šitą sieną virtuvę irgi pasiklijuosim gipsų kartoną ant šitos sienos, nes jau pasimokėm. Viskas atrodo štai taip, kaip ir išvežta, sutvarkyta, demontuoti radiatoriai, bet irgi čia jau paruošta daugiasluoksniam vamzdžiui, kas man nelabai patinka. Pradėsim nuo plintusų nuėmimo visų tų darbų. Štai taip atrodo sienos. O prasidėjo šis objektas štai taip. Kai aš užėjau, čia buvo linoleumas, nes dabar jūs matot paklijuotos labai gražios ir tokios klasikinės plytelės. Grindys buvo iš vis nelygios, skirtumas ten daugiau negu 3 comai. Bendrai žiūrėti, tai ten ir kažkur tai apie 4 comus nelygiai. Tada čia yra sujungimas tos dvi panelės. Mes priėmėm sprendimą daryti čia pakabinamos lubos ir užsakovo pageidavimas pačioj pradžioj buvo, kad sumontuoti šitą pertvarą. Aš vėliau jums parodysiu. Nes kad atskirti šitą patalpą, kai mes užeinam, čia aišku bus spinta pakabinti rūbams. Paskui sienos buvo išdažytos kažkokiais tai olėjiniais ar ten senoviniais dažais. Šitą sieną buvo nuimti dažai, tada gruntuota ir tinkuota, nes šitoje plokštumoje, jos plokštumos šitos ir nebuvo, nes buvo viskas labai kreivai. Paskui kampukus be abejo reikėjo įdėti ir suformuoti durų atkosus, kad būtų viskas gražiai ir tvarkingai padaryta 90 laipsnių, kad būtų viskas lygiai. Tada šitą sieną aš galvoju, kad mes paprasčiausiai ištinkuosim ir tom viskas pasibaigs. Bet ne, šitoje vietoje spinta ir tos dvi sienos turi būti pagal gulščiuką, nes kai ateina mūsų durys, bus kreivai. Šitos sienos irgi buvo ten 3 ar 4 comai skirtumas tarp viršaus ir apačios. Būtinai reikėjo tokį darbą padaryti. Viršui, kaip ir minėjau, gipsų kartonas ir padarytas su tarpeliu, kad lubos galėtų vaikščioti ir kad nebūtų kažkokių tai trūkimų. Šitoj vietoje. Šitą vietą čia buvo padarytos tokios durelės iš medžio ir buvo labai negražu. Reikėjo paieškoti sprendimų ir paprasčiausias būdas, aišku, sumontuoti tokios revizinės durelės. Spaudžiam, atidarom ir mes turim priėjimą prie skaitiklio.
Aišku, jeigu keisti vamzdžius, bus problema, reikės kažkaip dar daryti vieną langą, nes kitaip nieko nepadarysi. Iš dizaino pusės, aišku, dizaineriai gali suprojektuoti čia kažką tai pasidaryti iš baldinės plokštės ar dar kažkaip tai sprendimų paieškoti. Man tai atrodo štai toks variantas puikiausias. O atsimenat, aš sakiau, kad visas remontas padarytas kažkur tai 95%, tai plintusai dar nepripjauti, nes nėra durų. Irgi laukiam durų. Bet galutinių rezultatų šiaip galima pasidalinti. Buvo tokie labai paprasti, mediniai ir ant grindų buvo linoleumas. Tiek šiukšlių, žinokit, buvo nuo šios vietos, kažkokie tai veidrodžiai. Tai pačioj pradžioj labai baisu buvo. Taip, tada štai čia mes užeinam ir turim jungiklį. Aš prieš tai kalbėjau apie šitą pertvarą, nes čia turi būti sumontuotos durys, patalpa yra atskirta. Tai pasižiūrėsim su laiku, ar čia prireiks daugiau ventiliacijos. Šita patalpa neturi ventiliacijos. Ar blogai ar gerai, laikas parodys. Jeigu vdruk prireiks viršui, pasidarysim grotelės, kad trupučiuką vis tiek oras judėtų. Užeinam tada į vidų, nes mes čia turim parketlentę, labai gražios grindjuostės ir paklijuoti tapetai. Ką galima pasakyti apie šitą patalpą? Sienos, žinokit, buvo labai baisios, čia iš viso kažkokia tai nesąmonė. Vienos pusės labai gerai, kad vonia sutvarkyta, bet iš kitos pusės pasižiūrėkit, koks čia meistras tą darė dalyką. Čia iš viso kažkokia tai nesąmonė. Aš net neįsivaizduoju, kaip tokį dalyką ištaisyti, bet kažką tai pagalvosiu. Reikėjo pasiklijuoti gipskartoną, ta prasme, kai kur pasidaryti karkasą, kai kur pasiklijuoti ir kad viską išlyginti. Be abejo, galima buvo padaryti, išardyti. Nežinau, kažkaip tai mes nusprendėm eiti kitų kelių ir paprasčiausiai ant tos senos sienos sumontavom naują. Kas liečia šitų sienų, irgi buvo aliejiniai dažai, kur krisdavo tie dažai, tai nuėmėm ir viską ištinkavom. Be abejo, išgruntavom, ištinkavom. Šitą sieną mes glaistėm trupučiuką mažiau, nes ant jo klijuoti tapetai. Dabar yra laidų, nesusitarėm mes iki galo užsakovų ir užsakovas pasakė, kad turės savo elektriką. Mes kaip ir nelindam, bet galėjom sutvarkyti. Tai šią dieną galėjom priduoti objektą pilnai su viskom. Ir su šviestuvais, ir su visais jungikliais, nes matot, taip ir nepadaryta iki galo. Tada vonioj kažkodėl tai nebuvo baigti darbai su lubom. Nežinau, buvo gipskartonas žalias ir tiek, man reikėjo viską pabaigti pačiam. Lubos irgi buvo kreida, reikėjo viską nuimti, gruntuoti, ištinkuoti ir tada viską išglaistyti ir išdažyti. Gavosi puikiai, nors kitą kartą reikia žiūrėti, gal iš viso apsimoka apsiūti viską gipskartonu bet reikia irgi pagalvoti, pasižiūrėti, ar apsimoka ar ne. Vamzdis paprasčiausiai išdažytas, mes norėjom jį panaikinti, ta prasme apsiūti gipskartonu, kad išvis nesimatytų. Aišku, taip daryti negalim. Palikom šitą vamzdį, kaip yra, taip yra. Man be abejo pačiam labai gaila, kad šis vamzdis mums grinai ant akių. Tada vėl grindys. Mums reikėjo būtinai viską išvalyti, tada išgruntavom ir pylėm savaime išlyginamąją mišinį. Gavosi gana toks geras rezultatas, bet aš, kaip ir minėjau savo vaizdo įrašuose, jeigu jūs norite idealumo, tai reikia, aišku, ant šių grindų dėti majakus ir pagal tos majakus jau traukti. Bet pas jūs storis tada bus kažkur tai 5 mm, tikrai. To savaime išlyginamojo reikia irgi paskaičiuoti, jeigu jūs turit lėšas ir norit, kad daug maž, sakysim, idealiai būtų, galima padaryti ir taip. Bet dažniausiai jokių priekaištų iš užsakovų dar neturėjau, kad bendrą plokštumą mes lyginam ir to kaip ir užtenka. Gana geras rezultatas ir nelabai už daug lėšų. Dabar kviečiu užeiti į tualetą su vonia, parodysiu, kokie darbai buvo čia atlikti ir kaip atrodo mūsų galutinis rezultatas. O kitas dalykas, labai pasisekė su vonia, nes čia remontas kaip ir padarytas. Visada sunkiausias darbas, bet reikia dar sutvarkyti lubos. Kažkaip visas remontas padarytas, lubos ne. Užeinam į vonią, tokios plytelės. Bet šioj patalpoj aš tik tai, kaip ir minėjau, tvarkiau lubos.
Čia mes turim galimybę valdyti tą kilimėlį, kur yra po plytelio. Ir tas kilimėlis, žinokit, nėra paprastas, kažkoks tai specialus kilimas, labai kažkoks tai gydantis ir kas svarbiausia, čia grinai ateina tas kilimas ne 220, o man atrodo 28 voltai. Tai irgi labai svarbu, labai puikiai prekė, bet jeigu jūs norit, parašykite komentaruose ir aš surinksiu daugiau informacijos ir būtinai su jumis pasidalinsiu. Arba net gal į tą ofisą užvažiuosiu, juos pakalbinsiu, gal jie paprasčiausiai vietoje galės pasakyti apie šitą kilimėlį ir suteikti, ta prasme, mums daugiau informacijos. Ir užsakovams irgi, nes vat, šitam objekte čia kaip tokia gali būti problema. Jūs iš karto, jeigu turit kažkokių tai specifinių va, tokių dalykų, ten kilimėlį, arba, nežinau, kažkokios tai va, specifinės plytelės ir, ta prasme, neturit pabraižytų projektų, iš karto dalinkitės su meistru, kad jisai iš karto žinotų, jeigu čia kilimas, daleiskim, 28 voltų, kad meistrai nepajungtų 220, nes tai tikrai labai svarbu. Vat jeigu yra kažkokių tai, kad meistras sumontavo, aš suprantu, kad ir meistras turi paklausti, koks kilimas, ne, bet paprasčiausias būdas, kad jūs patys, vat, čia kilimas toksai, čia vat, plytelės aš turiu vat, tokios, paprašykit, kad meistras nukreiptų savo dėmesį vat, į tos dalykus. Nežinau, žinokit, kaip tai padaryti geriau, kad ir meistras irgi suprastų, nes meistras ateina į objektą, jisai iš karto galvoja, aha, reikia tą padaryti, kaip aš darysiu tą, kaip darysiu tą, kaip tą. Jūs ten sakot, kilimas pas mane 28 voltų. Tai aha, ir galvojate, aha, reikia čia taip. Ir apie tą kilimą gali net neišgirsti. Tai vat kažkaip reikia apie tokius dalykus meistrams papasakoti iš anksto. Nes kas gali atsitikti blogiausia? Blogiausia, aišku, viską galime ištaisyti, vėl nieko nebijom. Reikės paprasčiausiai, jeigu bus sudegintas tas kilimas, reikės išardyti plytelės ir kloti naują kilimą. Ir tada užklijuoti ant viršaus vėl. Ta prasme, tos plytelės. Tik dėl vieno dalyko, kad jūs paprasčiausiai nepasakėt. Tai vat kažkaip turėkite omeny, nežinau, padės šitą informaciją, bet aš vat kažkaip viduj jaučiu, kad turėčiau su jumis pasidalinti. Tada eime į virtuvę, nes čia buvo toksai kaip ir sunkiausias darbas su tą virtuvę. Toksai labai emocingas ir ten ir ką pasižiūrėti ir galutinis rezultatas irgi man labai patinka. Nors ir vat, dauguma galvoja, kad iš Ikėjos baldai, ta prasme virtuviniai baldai atrodo nieko. Eime. Ir va taip paliekam šį objektą, viskas švariai. Apie virtuvę, aišku, aš galėčiau čia ir vaizdo įrašą pasidaryti apie 3 valandas, net ir daugiau. Čia ir ką papasakoti, yra labai daug įvairių niuansų. Bet šiandien pakalbėkime va, taip greitai, kas buvo padaryta. Būtinai aš įdėsiu nuotraukos, kaip buvo virtuvė atrodė, nes čia labai buvo iš viso baisų, kažkokios tai išdažytos sienos, kažkokia labai baisia spalva, viskas kreivai, šita siena net neturėjo kampo, kažkur tai skirtumas apie 5 ar 4 comų, žodžiu labai daug. Jeigu surasiu vaizdo įrašą, būtinai pasidalinsiu, parodysiu. Po mano padarytų darbų, nes čia buvo užklijuotas gipskartonas ir aš ir taip galvojau, kad šitai virtuvė neatsistos. Bet viskas gavosi idealiai. Dabar apie tokius labai svarbiausius dalykus, tai pakalbėkim apie plytelės virš stalviršių. Ką geriau pasirinkti? Čia, aišku, užduotis dizainerio ir dizaineris turi jums pasiūlyti kažkokį labai gerą variantą. Pats paprasčiausias, kad būtų kuo mažiau vargo ir kad mažiau galvos skausmo, tai aišku dėti čia baldinė plokštė. Yra ta plona apie 1 comą ar kiek ten 7 mm. Tada meistrai deda tos spintelės, deda tą plokštę, klijuoja ir prie tos plokštės mes jau montuojam viršutinės spintelės. Nes šitam objekte irgi buvo trupučiuką tokių niuansų, nervų, nes ir užsakovas trupučiuką susinervino, kad kažkas tai negavosi, nes jisai turėjo omeny, kad šitos plytelės 60 ir klijuosime stačiai. Uždavė klausimą, kodėl, Ruslanai, iš karto nepaklijavai plytelės. Kiekvienas meistras dirba savaip, bet kai mes nežinom, kaip atrodys galutinis rezultatas, tai galutinis variantas, gatavas produktas, tai geriau viską daryti po baldų montavimo, nes tada mes kažką tai galim dar sužaisti. Nes jeigu mes tiksliai žinom, ko mums reikia, tai tada pamatuojam, kur bus mūsų baldai, toj vietoj klijuojam plytelės, grinai 60 arba 65, jau kaip norit, bet svarbiausia, kad ir viršui irgi
irgi užtektų vietos. Nes daleiskim, jeigu čia būtų 67, tai jau viskas, mes negalėtume pakabinti šitų spintelių. O šis korobas irgi padarytas ne šiaip savo, nes ten mes norėjom trupučiuką paslėpti tą vamzdį ir kad baldai va taip gerai ir gražiai atsistotų. Tai grįžtam prie plytelių. Jeigu jūs turit va štai tokios plytelės, nežinau, čia gerai, gražiai, nes mūsų skoniai labai skirtingi, kam kaip patinka. Man labai patinka, kad čia akmuo, dabar čia yra tokie labai maži gabaliukai. Vėl nerašykit komentarų, nes kažkur tai Facebook'e ar kažkur tai pradėjo rašyti, tai kas čia ten per tokie maži gabaliukai, kas čia per klinas ten gavosi. Viskas buvo suderinta, 1000 kartų apkalbėta, užsakovas apie tai žinojo, kai plytelės dar mes nepradėjom klijuoti, viskas buvo sutarta. Tai jokios problemos nematau. Dažniausiai, kaip ir užsakovas man paaiškino, nes jo tikrai šitas kampas pastoviai užstatytas ir mes iš visų čia nieko nematysim, bet mes matom iškart šitą, kai mes prie kriauklės stovim ir paprasčiausiai, kai užeinam, mes matom matomiausią vietą, tai štai šitą. Kažkokios tai problemos nematau. Dabar valdymas. Man patinka išikėjus šitie visi pričindalai, labai puikus dalykas, nes žiūrėkit, kaip įsijungia šviesa labai lėtai. Super. Labai geras daiktas ir aišku, galima būtų čia kažkur tai vat sumontuoti ant šitos vat plytelės. Labai puikus variantas. Dėl rozėčių. Rozėčių vėl, kaip norit, taip ir darykit, skonio reikalas. Aš patariu daryti, būtinai išsaugokit, kad daryti 1,10 m. Kodėl nebuvo daryti ant šitų sienų? Nes mes turim vonę ir vonė jau sutvarkyta, ten padarytas remontas. Jeigu gręžti skylę, nes tą sieną čia 4 comai, galima paprasčiausiai ir sulaužyti tos plytelės. Aišku, labai didelė rizika, bet ir nematau kažkokios tai prasmės dar tų rozėčių. Ant šios sienos tų 2 rozėčių ir čia dar 4 vienetai tikrai užtenka. Dėl kriauklės ten vėl pradėjo irgi rašyti, kad, vyrai, skonio reikalas. Žinokit, nes jeigu žmogus ten 60, 70 metų, 80 metų, o čia užsakovo mama gyvens, tai aš manau, kad labai puikus sprendimas, nes grinai vat praplauti, išplauti, nebus bėdų, bus pastoviai viskas švariai. Gali parašyti patinka, nepatinka, bet o kas čia šita kriauklė baisi? Nu tai jums baisi, kitam žmogui atlieka savo funkcijas ir labai puikus rezultatas. Galim apžiūrėti kokios spintelės, ką mes čia spintelėse turim, jeigu įdomu. Dėl šviesos išmatavimų tai viską aš taip pats nusprendžiau padaryti, viską išmatavau ir taip gavosi. Mano galva tai gavosi idealiai. Aš manau, kad ir mano užsakovas irgi taip galvoja. Aš čia, aišku, dabar labai stipriai neaiškinsiu, bet gražiai tos 3 išdėstytos ir šitos 2 irgi kaip ir savo vietoje. Aišku, dabar šitą šviestuvą galima patraukti buvo kairiau, bet kažkokios tai didelės logikos irgi nematau. Šiaip tai reikėjo projekto, nes taip, kaip mes padarėm tą sprendimą, taip ir gavosi. Aišku, dabar, kai žiūrim į tą gatavą rezultatą, visada matom klaidas. Aišku, galima patraukti tą trupučiuką kairiau, tą palikti ir tas, kuris per vidurį, irgi tada patraukti trupučiuką kairiau. Ir būtų iš viso idealiai. Pasižiūrėkim po kairę pusę, nes po kairę pusę mes turim štai tokį rezultatą. Aš tikrai pasakysiu, kad neblogai. Kažkokios tai tragedijos nematau, kad vienas šviestuvas trupučiuką dešiniau. Dėl to, žinokit, ir prašau, pastoviai duokit projektą. Arba mes susipažinsim su projektuotoju, kad jums paprojektuotų. Bet jeigu jūs nenorit mokėti pinigų už projektą ir norit padaryti darbą, tai paskui nepykit, kad pas jūs gavosi belė kaip šitas šviestuvas trupučiuką ten. Aš dabar nesakau apie šitą variantą, šis variantas gavosi super, nes jeigu jūs darytumėt be projekto, tai šitas šviestuvas galėjo dar 5 comais būti dešiniau, tai ir kas tada, ir kaip tada atrodytų viskas. Tai reikia turėti projektą. Aš visuose vaizdo įrašuose kalbu, kad geras remontas prasideda nuo gero projekto. Įlyskime dabar su jumis į spintelės, pasižiūrim kaip čia, nes aš suprantu, kad šita virtuvė labai maža, vietos iš viso nėra, indaplovės mes neturim, bet jūs pasižiūrėsit, ką galima užsakyti iš Ikėjos ir daug maž gauti, kad pas jums gautųsi toks rezultatas. Aš net netikiu, kad pas jūs irgi gausis taip idealiai kaip čia, nes visi atstumai pastoviai vaikšto. Mums čia labai pasisekė, kad šitas atstumas super idealiai su siena viskas lygiai. Tada mes čia turim tokius stalčius ir žiūrėkit, radiatorius kaip ir
nemaišo, viskas gerai. Aišku, ta juosta, nu bet niekaip jau kitų sprendimų, žinokit, šituose būtuose aš nelabai matau. Bet gal iš kitos pusės reikia pasitarti ir su baldininkais. Iš Ikėjos. Čia turim irgi labai gerą dalyką. Čia ne. Čia tik tai tas fasadas va toksai. Pasižiūrim, kas čia. Ir čia mes turim štai tokį dalyką. Aišku, jisai va. O ten, žinokit, kaip ir neįmanoma, nes yra vamzdis, va taip. Ir jis paslėptas. Čia turim štai tokį dalyką. Man šitie tokie nepatinka kampais, bet nu nieko nepadarysi. Arba reikia ieškoti kitų sprendimų ir vėl čia reikalingas dizaineris. Arba žmogus labai patyręs, kuris padaręs labai daug virtuvių. Vat, virtuvė balta. Čia mes turim tokias dėžutės. Būtinai rūšiuosim šiukšlės. Liet juostos nežinau, gerai, negerai sumontuota, čia žinokit, ne man spręsti, kaip ir viskas gerai, šviesos užtenka, kad ten vienas išlindęs tas juosta, aš manau, kad nieko baisau. Tada aš siūlau pasižiūrėti, kaip čia viršų. Na, aišku, čia galima bus sudėti visas lėkštės, puodukus, užtenka sočiai vietos, super. Štai čia tokie dalykai ir va taip, paprasčiausiai. Gal kokiems prieskoniams, nežinau, čia vėl kiekvienas žmogus individualiai, aš manau, pasirinks. Vat čia tas dalykas labai giliai, net ir mano ūgis 1,73 m, aišku, jeigu jūsų ūgis 1,80 m, bus lengviau pasiekti. Čia tai dar aš pasieksiu iki pat galo, bet čia jau antroji lentyno jau viskas. Nežinau, kaip čia ką dėti, bet nu gal ir neblogas sprendimas, nes jeigu daryti, kad paprasčiausiai būtų kampas 90, šis variantas, man atrodo, kad gana neblogas. Čia mes turim irgi šviesą ir šitą jungiklį atskirą. Net ir čia mes turim vietos, jeigu ten mažai kažką tai naudojam, nežinau, kažką tai galima bus sudėti. Gartraukės ir paskutinė spintelė. Mes turim čia dujų skaitiklį ir jisai vat super paslėptas. Dabar priešingoje sienoje mes turim, aišku, stalo kol kas tai nėra, bet ir nėra čia labai daug vietos, tai kažkoks tai bus nedidelis stalas. Tai pakalbėkime apie radiatorius, nes vat dažniausia problema, jeigu jūs manot, kad pas mus labai daug kainuoja pinigų, vat sumontuota ir čia užlaužytas šitas vamzdis. Nėra gerai, nes čia ir taip vandens praėjimas nėra didelis, nes šis vamzdis kaip ir netinka čia montuoti, nes šiaip turi būti padarytas iš metalo, metalinis vamzdis, kad vandens praėjimas būtų didesnis. Su tuo plasmasiniu vamzdžiu nėra labai gerai. Vėl čia nupaišyta flomasteriu ar čia pieštuku. Ir ten, aišku, meistrai padarė trupučiuką pigiau, bet ir tas pigumas, tai štai taip atrodo. Štai matot. Ir čia matosi, šitas užlaužimas, matot. Nu, nieko, kaip yra, taip yra. Taip, objekte dar buvo panaudota labai daug jėgų, kad išlyginti šitos langokraščius, kad viskas būtų lygiai. Čia būtinai yra kampas 90 laipsnių, bet aišku, be fanatizmo, ten iki kiekvieno milimetro mes nežiūrėjom, bet grinai, jeigu pasižiūrėti pagal palangę, tai labai superinis rezultatas, variantas. Dėl dažų spalvos nieko nepasakysiu, nes šitie dažai tik pas šį gamintoją galima užsakyti būtent šią spalvą. Kaip jūs galite matyti, visos tokios spalvos prigesintos. Gal čia daugiau skonio reikalas. Vienam patinka baltos spalvos, baltos sienos ir žmonės žaidžia su dizainu, ne? Čia daugiau kaip klasikinis toksai būtos, tai spalvos tokios užgesintos, ne? Trupučiuką tamsiau negu pasiimti tą patį moderną. Taip, čia vieno kambario būtas ir užėjus ant sienų mes turim tapetus. Reikia pradėti darbą nuo tapetų nuėmimo, tada kreidos nuėmimas, nes senos statybos pastatas ir turim ką turim. Reikia nuimti staktus, apvadus ir viską irgi išvežti į sąvartyną, nes senas būtas. Ir laukia darbas su elektriku. Su elektriku mes sutarėm, nors ir elektra turėjo būti padaryta prieš tai. Čia užėjus į šį kambarį, žinokit, nėra ką labai daug kalbėti, matot, siurblys ir aš noriu susitvarkyti ir paprasčiausiai šiandien priduoti šitą objektą.
objektą, nes tikrai jau visi darbai iš mano pusės, ką žadėjau pagal sutartį, viskas įvykdyta. Grindys buvo tokios gana baisios, kur yra suslenkstis buvo labai nelygų, reikėjo trupučiuką pašveisti. Čia ant sienų mes turėjom grinai tapietus, reikėjo viską išlupti, tada ištinkuoti sienas. Vėl sienas mes tinkuojam tik tai vizualiai, kad viskas būtų gražiai. Jokios ten reikutės, žinokit, mes netintam taip, kad jau viskas būtų pagal plokštumą. Nemanau, kad to reikia, nes o dabar visi vidiniai kampai, kur jie labai lygus, aštrus ir rezultatas labai geras. Kiekvienas užsakovas tikrai komentaruose galės parašyti, kad po mūsų atliktų paslaugų tikrai sienos labai lygios. Spalva, žinokit, kam kaip patinka, vėl čia buvo tokie dažai, apie juos kol kas tai nieko nenoriu pasakyti. Aišku, kiekvieni dažai turi savų didelių pliusų, kai kurie turi trupučiuką minusų. Apie šitos dažus kol kas tai nieko negaliu sakyti, norėčiau pasižiūrėti į juos su laiku, kaip valymo procesas vyksta, kaip atrodys, nežinau, po 5 metų, nes kažką tai dabar sakyti, kad blogi ar labai puikus dažai, nieko negaliu pasakyti. Dengiamumas superinis, išeiga labai maža, bet kas svarbiausia, plovimo procesas bus geras, nebus, nežinau. Jos lipnumas, šių dažų lipnumas irgi jisai silpnesnis negu kitų dažų. Norėtųsi, kad būtų rezultatas geresnis. Bet gal pagal technologiją tų reikalavimų ir užtenka, tai nenoriu nieko sakyti. Užsakovui labai patinka šitas gamintojas ir be abejo, man irgi negaila, jūs galit dažus pirkti ir patys. Bet iš kitos pusės nematau didelės prasmės. Mes visada galim pasirūpinti dažais ir aišku, be abejo, su nuolaida. Tai plintusai sumontuoti, viskas yra. Dėl durų angos, kaip ir sakiau, durų nėra, reikia palaukti. Palauksim. Bra nėra, nes kol kas tai elektriko nėra. Labai gaila, kad užsakovas nesutiko, kad aš pats asmeniškai viską paveiksiu. Čia, be abejo, jūs matot, yra ten televizorius, nežinau, kažkaip tai čia į spintą, kur mes turim koridorių, tą visą sistemą. Užsakovė prašo sumontuoti, bet turbūt aš negalėsiu, nes rytoj jau turiu važiuoti spręsti su santechnika ten visus reikalus ir paprasčiausiai man neužtenka tiem papildomiem darbam, kad atlikti ir nežinau, gal vėliau užvažiuosim kažkaip tai sumontuosim, arba užsakovas jau pats pasirūpins ir kažką tai suras. Didžiausia betvarkė šitam objekte, nes kaip ir viską pasižiūrėjot, viskas atrodo labai gražiai. Ir liko paskutinis momentas, tai balkonas. Balkonas gavosi irgi super, kas mėgsta medį, tai aišku įvertinti. Tai žodžiu, užeikim balkoną ir pakalbėkim. Labai puikiai, kad mes turim langus, kad viskas jau pakeista. Bet su šiom durim irgi kažkokia tai problema labai blogai atsidaro. Nes štai taip. Dabar lyg tai užsidarė normaliai. Bet atidaryti yra problema. Užėjus į balkoną, tai nedaug dievė, kaip čia viskas atrodo. Dabar balkono grindys atrodo štai taip. O prieš tai jūs matėt, čia buvo grinai betonas ir net paprasčiausių tų medinių grindų nebuvo. Ir aš manau, kad apie balkoną jums reikia daugiau informacijos ir pakalbėkime. Ant grindų, žinokit, nieko nebuvo, grinai betonas, perdanga ir viskas. Grynas betonas. Reikėjo išlyginti, sudėti lagės, OSB. Šitą sienelę iš gipskartono irgi apšiltinta, kad nebūtų labai didelės temperatūros skirtumas. Tada visos šitos sienos iš medžių, viršų gipskartonas ir langų mes iš viso neturėjome. Aš iš karto, kai aš pradžioje pradėjau sakyti apie šį objektą, mes pakalbėjom, kad buvo tik grotos, visos sienos buvo labai nelygios, žalios spalvos ir vyrukai irgi padarė savo darbą labai puikiai, medis puikiai atrodo. Pasižiūrėkit, kaip gavosi. Gavosi štai toks rezultatas, čia balintas medis. O sienos dažų spalva tokia pat kaip ir koridoriaus. Čia vėl skonio reikalas, kam kaip patinka, jeigu jūs mėgstat medį, tai toks variantas, bet aš kol kas tai medžių neužsiėmu. Nors ir tas darbas kaip ir paprastas reikutis ir mes paprasčiausiai kalam tos medinės lempos. Viršų gipskartonas, kad būtų rezultatas superinis, aišku, atsigulėm grinai, atsirėmėm į patį langą. Net ir nežinau, ką daugiau papasakoti, aišku, čia palangės nėra, bet jos kaip ir nereikia, nes mes čia turim
po dešinę pusę, palangę ir aš manau, kad už ją mokėti pinigų net ir neverta, o kam. Net ir pas save namie, aš kaip nerūkantis, man net maišo ta palangė, nes dabar trupučiuką ir daugiau vietos ir net nematau didelio priežasčio, kodėl reikia sumontuoti čia palangę. O va taip gražiai galima sumontuoti į balkoną slenkstį. Štai taip atrodo mūsų vidiniai kampai. Čia lubos ir susienos. Vat taip gavosi šis remontas, o jūs būtinai paeikite į apačią, uždėkite už tokį darbą labai gerą didelį patiktuką ir nepamirškite pranumeruoti šį kanalą, nes mes pradedam naują objektą, tikrai bus įdomu. Jeigu patiko šis vaizdo įrašas ir šis remontas, būtinai pasidalinkite su savo draugu, kad ir jisai galėtų pasimokyti arba išgauti naudingos informacijos, kai remontuos, gal greitų laikų remontuos savo būstą. Noriu padėkoti visiems dalyviams, kas dalyvavo šitą remontą, nuo pačių užsakovų, visų darbuotojų, visai savo komandai. Noriu padėkoti baldininkams, nes tikrai jie turėjo labai daug ištvermės, kad sumontuoti šią virtuvę, nes tikrai virtuvė gavosi idealiai. Nepamirškite, uždėkit vėl prašau gerą didelį laiką, prasinumeruokit šį kanalą. Kaip visada noriu palinkėti labai tokių gražių kokybiškų remontų, svarbiausia sveikatos, laimės, labai daug šypsenų ir nepamiršk kito vaizdo įrašo, nes tikrai pasimatysime jame. Viso iki, sėkmės.